Koks geriausias Lietuvos komikas? Turiu paminėti Klajumą. Klajumas mane įkvėpia kurt. Vanilla Kilavi yra absoliutus unikumas. Jasaitis, Bolikovas. Nežinau, man Žilvinas patinka. Ir kad pasiektų tokį lygį, koks yra pasiekęs jis, tai čia reikia įdėti labai daug pastangų. Na kągi, sveiki visi sugrįžę į Comedy Check vlogą, su jumis sveikinuosi vėl aš, Nedas Zimantas. Ir šiandien turėsim dar vieną atviro mikrofono vakarą, turėsim dar vieną vlogo temą. Ir turiu nuojautą, kad nusimato juokingas vlogas, nes šiandien atvaro vėl daug juokingos Evros. Šiandien pirmą kartą pas mus atvarys į open mic'ą Žilvinas Kerbelis. O tiem, kas nežino, kas yra Žilvinas Kerbelis. Žilvinas Kerbelis. Žilvinas Kerbelis yra unikumas, absoliučiai vienas juokingiausių bišų Lietuvoje, karočią. Kokią komediją jis daro, aš jums žodžiais negaliu paaiškinti. Bet jis kartais būna pasiema, užsideda vieną duonos gabalą prie vieną bulkos gabalą prie vienos ausies, kitą bulkos gabalą prie kitos ausies ir sako, aš sumuštinis, karočią. Stupid sandwich. Stupid sandwich. What are you? An idiot sandwich. Tai va. Tai eisim ruoštis neužilgo. Atvarė mūsų mylimas draugas Marčius, montuotojas. Nepažįstu. Parašyk, perduok kokių linkėjimų publikai. Kas žiūri? Žiūrėkit šitos vlogus. Labai daug meilės Nedas įdeda. Aš labai daug meilės įdedu padaryti, kad ta meilė būtų dar didesnė. Tad žiūrėkit. Apigėts, na. Gerai, einam ruoštis? Einam ruoštis. Tequila, atskovai. Labas. Sušalė, su pirštinėm galioja. Šios dienos vlogo tema bus geriausias Lietuvos komikas. Šiandien mes klausim mūsų kolegų komikų nuomonės ir skaičiuosim, rinksim, kas yra geriausias komikas Lietuvoje. Darysim dvi kategorijas. Darysim geriausias komikas iš humoro klubo laikų. Ne, geriausias, žiūrėk, mes darysim taip, geriausias iš visų komikų, kas, kaip ir aišku, iš ko mes renkamės. Tai čia yra tikriausiai tie žmonės, kurie daro renginius pasirodymus Lietuvoje. Jo. 4. Ir tada darysim kitą kategoriją, kurioje bus tik tai jaunieji komikai, bet jaunieji komikai ne pagal amžių, o pagal komedijos kartas. Tai reiškia visi komikai, kurie nepriklauso humoro klubo kartai. Kas tau, ką sakei? Palauk, ką sakei? Pakartok? Dabar žmogus, kuris montuoja Martynas, jisai skundėsi, sako, kad jisai kaip peržiūrinė medžiaga, kad jisai mato, kad tos kėdės yra dedamos valandą. Ir aš sakau, kad Arantas tiesiog filmuoja, kaip kėdės yra dedamos ir viskas. Ir pasibaigia kelių dėliojimas ir surinkimas. Ir Arantas tada geria alto metu. Ir todėl ir nėra tos... Aš tas nieko neklausiu, man labai patiko, kaip ant tavo antakių yra vandens lašiukų pilna. Ačiū. Dabar galite pamatyti, kaip vienaakis žinduolis bando užkariauti galimai nepilnametės žinduolės širdį. Tos piktos ir jas pavertė ateina gerom. Tau tinka tavo vardas? Nu, nežinau, kaip ir jo. Pripratai? Teko. Čia mano smalltalko skilai yra. Tiesiog čia ir pasidėtai, narkotikai, vaikų auginti. Turi vaikų? Ne. Smalltalko šiandien. Jo. O ką, pavyzdžiui, tu darai, kai nu, atrodo, kad medžiaga hujovo? Nu, tipo, jeigu aš, pavyzdžiui, nesugalvoju nieko naujo, tai aš tada bandau tobulinti kažką seno. Aš tiesiog pasiimu kažkokį ar seną bajerį, ten bandau prirašyti kažką, žinai. Ir, tipo, kartais atsisėsi, rašysi valandą ir nieko jokingo neparašysi. O kitą kartą prisėdęs per 10 minučių pasirašysi kaip 5 jokingas, žinai. Tai čia toks, būna kartais irgi pasiseka. Man tai visai kartais padeda kitų komikų paklausyti. Ne ta prasme, ne tai, kad pizdint bajeris, bet tiesiog kokiom temom jie juokauja ir pagalvoja, o, vau, aš, pavyzdžiui, apie Sodrą nesu, tipo, juokauja ir galvoja, vau, čia yra anglas, pagalvoja. Gerai, nu, tipo, aš supratau, karočią, kad tam, kad tu turėtum apie ką juokauti, turi gyvenimą gyventi, žinai. Nu, pavyzdžiui, jeigu mes visą laiką, tipo, hengintumėm tik tai komedijai, tipo, būtumėm tik tai ten line-up arba va čia, tipo, ir būtumėm tik su komikais, nes neturėtumėm apie ką prikolinti. Reikia gyventi gyvenimą, reikia daryti darbus, reikia henginti su žmonėm, reikia turėti santykius. Tipo, šitie dalykai labai padeda, nes tu tiesiog tada turi iš ko rašyti komediją. Preach, brother. Tai va dėl to Elijus vaikų susilaukė. Iš esmės tik dėl to. Galim šiandien aptarti šiandienos temą. Šiandienos tema bus geriausias komikas Lietuvos. Tai mano nuomonė, geriausias Lietuvos komikas yra Mantas Katleris, bet labai jam praktiškai kaklą kvepuoja. Vieną dieną gal netgi kartais būna ir geresnis, aš manau, kad Stonkus. Žmonės dažnai nurašo Stonkų, nes tipo, jis daug būna telike, dažnai Stonkų mato kitam amplua, o ne komiko. Aš galiu pasakyti tiek, kad kiekvieną kartą, kai jie daro arenų pasirodymus, jie tipo, prieš savo pasirodymus, jie pradeda karočiai eiti į open mic'us. Tipo. Pavyzdžiui, line-up'e ten yra tokia užuolaida. Mes sėdim visi už tos užuolaidas tipo, ir žvengiam. Ir kai ateina Stonkus ir Katleris, tą užuolaidą atitraukia ir 20 komikų stovi, sustoja, išsižioja, žiūri ir galvoja, kaip taip įmanoma. Tai, nu, jie žiauriai nesveiki, nes Stonkus, jis krašia stand-up scenos spektaklį daro. O ne humoro klubo?
o ne humoro klubo, tada jeigu skaičiuot iš jaunosios kartos, man geriausias komikas yra Vanilla Killa B, karoči. Vanilla Killa B yra absoliutus unikumas, žmogus, kurio... Pavyzdžiui, aš galėčiau papasakot Katlerio bairius ir būtų juokinga. Vanilla Killa B bairių nieks negali papasakoti, jisai vienas gali jos papasakoti. Aš nežinau, kaip ten veikia, bet kiek aš esu įmatęs, aš tiesiog myžu iš juoko ir visi sako tą patį, jis yra tikriausiai unikaliausias komikas. Tai va. Matai, pavyzdžiui, skirtumą tarp gyvų pasirodymų ir kai žiūri, pavyzdžiui, įrašą. Ar yra tam, ar dingsta dalis magijos, ar išlieka? Aišku, kad visą laiką geriau yra gyvą pasirodymą žiūrėti, žinai. Aš manau, kad jeigu tas pasirodymas žiauriai geras, gerai įsirašė publikos juokas, tai aš manau, kad tu gali dalelę tos magijos pažiūrėti ir per įrašą. Bet šiaip būt toj aplinkoje, kai aplinkui tave sėdi šimtai žmonių ir visi kartu, tu su jais žvengi, jie su tavim žvengi ir tu žiūri tokio aukšto lygio komiką, tipo, pizda būna. Tai aš sakyčiau, kad Vanilla yra toks unikaliausias. Sveikas, Didianosė? Didianosė? Zdaro. Zdaro. Senai matyt. Kaip gyvai? Ai, pusę velnio, žinai. Kokią temą šiandien? Geriausias Lietuvos komikas. Ai, čia tokia ir Laskovas gal sakyčiau, vienas iš tokių geriausių šiuo metu dabar. Kilina, baisiai gerai varo Bachuras. Ne, šiaip jeigu šimto, tai Kerbelis labai patinka Žilvinas. Manęs Bachuras labai irgi unikumas, kaip... Pydai, taip. Ne, tai jau viskas. Aš dabar jau galiu eit namo. Tai viskas dabar. Viskas. Aš dabar ducho vietoje esu. Ir prieš tai buvau, bet dabar dar labiau. Na. Sauliau, tau batus atsirišęs. Jo, žinau, aš pasidaviau ant batų rišimą. Galvojau, kad bandysi apgauti. Aš žinau, tai tas šunsnukis, tu apšė visus visada. Oi, dar šiandien laukia, patikėjai. Aš kai jis pasakė, aš tikėjausi, kad jis bando apgauti, bet aš visą kelią eidamas galvoju apie tą batą. Žinau, tai tu nežinai, ką aš dariau su savo rankom prieš ateinant čia. Tai spėjau, kad myžai neplovi. Gal ir rimčiau. O jis man paspaudė ranką, atsiskaitas kaip pedofilija jau kažkiek. Ei. Iškirm, Tu jau esi tam amžiui, tipo, kur tu dar nieks tavęs nelaiko suaugusiu, bet jau nebesi vaikas. Tai tu prarandi vaikų teisės ir neturi suaugusių privilegijų. Javiausiai kaip gali būti tiesiog. Koks geriausias Lietuvos komikas? Turiu paminėti Klajumą. Klajumas mane įkvėpė kurt. Namai daugia. Jo, apie Bybis bajeriauti jau nuo 7 klasės. Jo, nežinau kas dar. Šiaip daug gerų komikų. Jeigu Klajumą paminėjau, tai ir Bartuševičių paminėsiu. Kad nesipyk. O gerai, ne iš humoro klubo. Vizgirda, Zaibys. Blet, ką aš žinau, pasiruošti reikėjo šitam. Deginį filtrų dabar, žinau. Aš mėgstamiausiai nežinau, bet gal nemėgstamiausiai pasakyti. Sakyk, nemėgstamiausiai. Vėl man tas adoja. Alų, mes susikėjom. Ne, vėl man tai myliu šitą. Tai aš šitą neįdės dabar. Įdėk. Sumokėsiu, duosiu cigariuką. Kaip kelias iš Kauno? Slidu. Pripustį. Buvo labai slidu. Aš žinau vieną gerą apie slidų kelią. Tavo nosį? Uodas, a ne? Ne. Čia buvo. Slidus kelias. Tai, kad tavo pana negirdi. Hei, dėl to aš ir nebūnu čia kiekvieną savaitę. Tau yra klausimas. Taip. Kas yra geriausias Lietuvos komikas? Aš. Komikas, palauk. Šiaip Klajumą dabar open mic visai setai neblogi naujo, kur lipa. Tai visai man irgi patinka. O jeigu ne iš jaunosios kartos? Iš jaunosios? Jeigu iš jaunosios kartos, kas būtų? Iš jaunosios. Balikovas. Ar jis nesiskaito irgi kaip jaunoji karta iš to, kaip atrodo? Ne humoro klubas tiesiog. Tai Balikovas tada. Labai mėgsta Balikovą. O kas tau mėgstamiausias komikas jaunosios kartos? Jaunosios kartos? Jo. Man labai patinka Žilvinas Kerbelis. Ok. Jasaitis, Balikovas, Emilis. Ir dar tikrai galiu paminėti, kad Antanas aфиgieniausias MC. Geriausias MC tik. Ne, ir komikas jisai geras. Realiai išvardina visus, kas algą moka tiesiog. Operatorius. Palauk, Zymanto nesakiau.
Deimantė. Kas yra? Kaip sekasi? Gerai, žmonės renkas, Augustinas viskas susidarė, susitvarkė. Atvarė vienas vaikinukas, kuris žiūri mūsų kontentą, žiūri vlogus, šiandien lips pirmą kartą. Ir sakė labai jaudinas, bet sakiau, kad viskas bus gerai. Reikia nesijaudinti. Nu, aš ne tik, kad reikia nesijaudinti, bet reikia nebijoti. Jaudintis yra sveika, normalu, bet bijoti tikrai nereikia. Šitą atsimenat, kai sakiau, kad bus blogas? Kai čia filmuoji? Kai sakiau, kad bus blogas vakaras, tai buvo blogas vakaras, jau prasidėjo. Čia įkirpsim vėl šitą. Jūs ten, žinai, dar priklauso nuo to, kada žiūrės. Gal blogą dieną, gal. Ne. Jūs nematėt, jūs nežinot. Tai tu mokai, bet ateina tamsesnis žmogus iš kur, nu. Gana subtilumo karalius. Jis paskendo tamsoj. Į mane dabar mes supanuojam. Tu man į kūną, tai gal trime. Tai va, tą faktų nesakei? Tu drangėlas pusė? Aš jį irgi mečiau. Galit atsukti? Šiandien tai veiksmo bus, karoči. O šiandien tai bus veiksmo. Tikrai. Aš jį galiu, jei noriu, dėl dramatinio efekto galiu mest bonkę į tave ant scenos ir nepataikyti. Dėl dramatinio efekto tokį gali parodyti. Šiaip galiu. Ai, bet aš per klavimo, tipo, bet net buvau išsitraukęs pačią akį. Šitą dar gražesnį? Jo, žinau. Dar gražesnį? Bet žinai, šitas neužsidengti. Aš pirmą kartą, jeigu atvirai, tai pirmą kartą biškai nusivyliau. Nes, tipo, aš ką turėjau meni, tipo, aš galvojau, nes mes susitikom su Elijum, tipo, aš jam sakau, gali parodyti akidobę. Nu, aš keistas esu. Ai, tau tas išsiema? Ne, gali akidobę parodyti. Čia jau blurint reikės, čia tai jau blurint reikės. Jo, nes demonetizuos. Aš afigėt. Nori? 2 eurų ir to. Karoči, aš pirmą kartą paprašiau, sakau, Elijau, gali akidobę parodyti. Nu, aš keistas, biškas. Elijaus pirmi žodžiai yra, tik nespjauk. Kas tau turėjo? Tik, kad tu taip sakytum man. Kaip vadinas tas, kur buvo išsiėmęs? Tai čia yra egzoprotezas, tas išorinis. Ir viduje yra į tinklainės maišelį įdėtas endoprotezas, tas vidinis. Darova, Išnaras. Išnaras? Išnaras? Jo. Pavardė tokia. Ai, nepasigirdo Išnara. Starov Išnara. Ne, jis iš Panevėžio, tu Bachūro iš Panevėžio Išnara nevadini. Ir nesidar. Vakar Kasparas važiavo su mumis po pasirodymą. Vakar darėm su Vizgirdo pasirodymą Kaune, Džeme. Belia kaip nesveikas gigas, abu labai gerai performinom, labai smagu buvo. Tai mes pasirodėm Kaune, Džeme ir tada dar varėm Kaune į Open Mic'ą, karoči. Hogė darė. Tai dar ten, karoči, pakylinom ir išvažiavom namo. Marė soldautinam, viską pardavėm, kas labai smagu. 100 PM. Tai, nu, tipo, jau mažesnį miestą soldautinti, jau čia visai, tipo, achievementas. Nu, mum, tipo, mes džiaugiamės, žinai. Važiuosime į Alytų, man atrodo, sausio pradžiai. Pysim paskui visus į Šilutę, Tauragę, Telšius darysim, Plungę darysim, Šiaulius darysim, Klaipėdą, Palangą padarysim, varysim visur. Mindaugai Laskovai, pasakyk man, kas yra geriausias Lietuvos komikas? Geriausias Lietuvos komikas yra Mantas Katleris. Jeigu reikia argumentų tam, tai labai stiprių neturiu. Tiesiog esu kelis kartus matęs, kaip jisai pasirodo tiek stand-up'e, tiek tokia, sakykime, podcastinė forma, kas buvo komandiruotė. Kai aš apšildžiau komandiruotę, didelė garbė ir malonumas buvo, nes apšildžiau komandiruotę, kur svečiai buvo ir Katleris, ir Stonkas, tai turėjom visus 3 metus vienoje vietoje. O jeigu ne iš humoro klubo, iš jaunosios kartos kas būtų? Iš jaunosios kartos man patinka daug visai, man patinka tikrai nemažai, man patinka ir Viktoras Marku, Vanila labai geras, aš, sakykime, dabar jo programai buvau 2 kartus, vieną kartą apšildžiau ir visus kartus, kiek klausiau, labai juokinga buvo, tikriausiai eisiu paklausyti dar kartelį, nes, nežinau, ką Vanila daro, bet kažką labai įspūdingo. Bet lygiai taip pat, sakykime, galima išskirti ir kažką, iš ko galima pasimokyti. Jeigu, sakykime, aš, pavyzdžiui, man vienas geriausių pavyzdžių, kadangi mes bendramžiai esam, tai komedijai, tai pats Nedas yra, nes jisai labai gerų dalykų. Jisai, man atrodo, jisai turi labai taisyklingą mindsetą ties darbais ir kritiką ir kitais dalykais. Tai gal man Nedas nėra juokingiausias iš, sakykime, jaunųjų, bet aš iš Nedo galiu tikriausiai labiausiai ko išmokti, kas liečia, sakykime, grindinimą ir tiesiog augimą.
Kas yra geriausias Lietuvos komikas? Labai būsi neįdomus, jeigu Katleris sakysi. Kodėl tada? Nes jaučia čia visų... Ai. Ne, šiaip tiesiog juokingiausias, ką žinau. O iš jaunosios kartos? Kerbelis turbūt. Kodėl? Nes labai specifik komedija ir labai ahuiena, kurios nieks negali atkartoti, joks žmogus negali atkartoti. O čia turim tokią situaciją, kad šiandien yra žiauriai prastas oras. Labai didelį kamštį Vilniui ir bilietai parduoti visi, o žmonių pusė, karočią. O dabar laiko kiek yra? O dabar jau yra 8, tai mes turėtum toj pradėti. Aš manau, kad turėtų dar daug žmonių ateiti, tipo, kokių 20 minučių bėgi, bet, renginį pradėti reikia, aš manau, kad išsivažiuosim ir užsikursim. Tai va, darysim jau čia taip. O kur Zymantas? Tik matau jo galvą. Čia yra kalėdinis advento kamufliažas, aš taip sakau, kalėdinis kamufliažas. Įsiliesi ir miškė ir prie gūtės, matai jo. Seni, man keiščiausia. Būna kartą Instagram'e tą parašo, tipo kažką pareklamuotin, ar ten kokį kremuką, ar dar kažką. Bet keiščiausias buvo dabar, kur parašė labą dieną. Mes kalėdinės eglutės pardavinėjom, gal kalėdinės eglutės barterių reikia. Jo. Pasivimant ateini 5 eglutės. Ir nei vieną nepapuošta, tiesiog vaibas kaip neminčinės miškuose. Stašauskas tas eglutės, po to kitiem pardavinės. Jo. Čia yra Marius, Mariukas, geriausias kirpėjas Lietuvoje. Shout out Red Light Barbers. Ačiū labai. Kerpa mane, kerpa Deivį, kerpa Arensą, kerpa praktiškai visą Lietuvą. Labai daug žmonių meluoja, jaučiatės dėl kamščių, dėl visko. Geras šitas listas. Jo, sąrašas geras, gaila, paskutinę minutę klajumas atsirašė. Labai paliava yra, bet... Gerai, pirmas lipa šiandien Saulius Juderskis, mūsų jauniausias komikas, 17 metukų. Buvo ir man kažkas 17, kai pirmą kartą lipau jau open mic'ą. Nu dabar pačiekti mane. Priklausomas nuo lošimų, nuo prostitucijos, nuo kaifo. Juokauju. Kaifas 2 kartus neskambinu. Kągi, pradėsim. Viškai, kad kūnas šoko gautų, žinai, čia kaip prieš svorį keliant. Jaunimas. Labas vakaras, Vilniui, laikomės! Malodės. Noriu labai audringais laikais pasikviesime ir duotumėm labai daug meilės pirmajam komikui, nes scena liva. Saulius Juderskis! Jau matau, kad tipo, kol šiandien labai daug žmonių ateina, žmonės sėdasi, žinai, tipo, dar. Bet šiaip, tipo, žmonių biški mažiau yra. Jaučias, kad mažiau žmonių negu visada, tipo. Bet kraudas geras, atsakinėja, reaguoja. Tai viskas bus gerai. Čia viskas pertrauka jo, kas yra? Ne, mane tai filmuoja, kad žiauriai gražiai atrodo. Man sakė, kad aš turiu Tony Soprano vibe, o jūs rūko, ne? Tony Soprano? Tu patylėjai. O kad miręs? Nu, tu apie mirtis labai gerai išmanai. Jūsų ten daug išmirė. Ir nesakau, kad blogai. Tokie Žilvinas yra tavo geriausias draugas. O kas yra geriausias Lietuvos komikas? Geriausias Lietuvos komikas? Nežinau, man Žilvinas patinka. Kaip komikas. Bet jis tikrai nėra geriausias, bet jis patinka. Jis yra kūrybiškiausias gal tipo. Žinai, tu šau per vakarą parduoti nereiškia, kad tu esi geriausias. Čia tikrai nepasako. Man gerai, Bartuševičius arba Katleris. O be flagmanų, tai man Evaldas Jasaitis.
arba Viktor Balykovas. O ką reiškia UFA? Nu, tipo, Jis pradėjo. Jis senai jau tipo pasirodo. Flagmanas netą reiškia. Žinau, bet tipo. O šiaip, man patinka daug performų. Aš dabar pagalvoju, kad tu darysi vieną performansą. Turiu pasidaręs tausinės, ne tik klausytis galiu, bet gali, tipo, jeigu pasneksint nori įsimi, tipo, šusinės ir valgai. Viskas. Geniali idėja. Mačiau, karočią. Mačiau darbą. Sakau, nupysiu. Kas čia pamatys, žinai? Kas čia? Į Katleris to mėgstamiausias. Aš rytoj Katleris pas mus į tinklalaidę ateina. Aš neturiu absoliučiai, aš nepritariu šitam. Ką dabar Žilinas pasakė. Aš labai myliu man. Sugalvojau žaidimų, o iš 2 žaidimus sugalvojau. Nu, 1,5. Bet aš išeisiu rytoj. O klausimų, blemba. Man tasi, ko Katlerio dar klausti, pavyzdžiui? Kiek uždirbi? Nu tai mes su Nedu būsim, ne Rolandas Mackevičius bus ten. Nebus, ką mes konceptų visokiai. Aš galvoju, tai nepatogus bazaras. Geriausia, draugai. Oi, ką? Aš nepasirodžiau dar. Kodėl lendi? Kas yra? Mes ką tik kombinomės. Ką darėm? Kombinomės. Aš ir tu. Aš tu ne prie ko. Kodėl, kai tarkim, ateina žmogus pasisveikinti antrą kartą, kad ir antrą kartą, tas, su kuriuo sveikinasi, jisai pabrėžia, kad, ei, mesgi sveikinamės. Nes kitas žmogus pamiršta. O koks skirtumas? Nu tai, blėt, jis tiesia ranką, aš tau primenu, kad, ei, tu jau mane matei ir tu mane pamiršai, tai tu kitą kartą gal susimastyk panaitį Martinenko. Gerai. Atsiprašau. Ne, viskas gerai, aš juokauju. Aš juokauju, bet aš tau antrą akį išnupsiu. Blet, įdomu, kiek tu Aš dabar nagų nekerpu tam, kad tau gerai. Parodyk. Nerodysiu. Nekerpu. Ką gero, blėt, ir šį visai neblogai, visai Arūntė, kaip Garšo labai patiko. Jeigu kas norit išgirsti visus Arūntės bairius, tai aš parašysiu. Parašykit man ir aš parašysiu visus bairius ir galit naudot. Aš leidžiu. Aš šiaip turiu nufilmavęs, tai norit atsiųskit mes. Mes su Nedu. Ir čiauptų Bibi Garšo. Man tai jau Garšo vienas bičias, malodėts. Ne, šiaip Garšo pizda žiauriai išnešė, labai gerai pasirodė. Nežinau, net neskaičiau, kiek kartų plojo jam, bet labai daug. Gali pažiūrėti, taip gerai pasirodė, kad ten Martinenko akį išnešė. Akis, va. Marčiau, gali pradėti daryti Martinenko akies bairių counterį. Kiekvieną kartą, kai kažkas vis Martinenko akies bairį, tipo, uždėk. Seniai, aš jau turėjau 3, kol tavęs nebuvo. Aš irgi. Vis žiauriai gerai pasirodė, kaip išnešė. Gerai gavosi visai. Visai smagiai. Gerai. Visai gerai. Šiandien diena padaryta. Ką jūs? Labai nori žmonės, kad žiūri vlogą. Visi labai prašo to bučinio. Aš nesuprantu, kodėl nėra nei vieno žmogaus, kuris mane palaikytų. Visi nori, kad aš laižyčiausi su Tomu, aš nenoriu su laižyti. Visi rašo su Tomu. Kažkas netgi bandė šiandien komentaruose rašė, o Garšo gal pats iški Lenkas kažkokius akcentus tam žmogui. Ne, baikit juokus. Ne, aš nežinau, negalima bučiuotis. Vyrai su vyrais nesibučiuoja. Parašykite komentarus, kol labiau norit, kad Garšo nesibučiuotų su Tomu, ar kad bučiuotų. Man čia visi turit Parašykite, jeigu yra, kas mane palaiko. Nu, tipo, turi būti kažkas bent vienas. Tai palaiko, labai nori, kad tu būtum laimingas su labai dideliu vyru. Ne. Aš noriu būti vienas. Kodėl su manimi nori moteris bučiuotis, blėt? Vyrai tai bučiuojas. Aš kažką ne taip darau. Ai, palauk, koks klausimas buvo, aš gal atsakysiu. Kas yra geriausias Lietuvos komikas? Katleris. Manas Katleris. Dėl ko? Jeigu jūs nuvažiuotumėte į kurią nors šalį, sakau, jeigu nuvažiuotumėte į kurią nors miestą Vilniaus ir paklaustumėt... Ačiū. Dėkui. Jeigu jūs nuvažiuotumėte bet kurį Lietuvos miestą arba jūs paklaustumėt pa žmonės ar pažįstat kokių nors komikų, jie jums vardintų būtinai Mantą Katlerį, tikrai. Arba Deividą Veisgardą, vienas iš 2. Ir Mindaugą Laskovą. Ir Saulių Sviderskį. Gerai. Ir Mantas Katleris, kodėl? Nu, ta prasme, vien dėl to, kiek jis yra įdėjęs to darbo į tą komediją. Sorry. Šiaip koledž pabėgsi vaizdu Bulbenkovą labiau negu Katlerį pažįstu. Šitas gali būti. Tai va, Mantas Katleris, kodėl? Daugelis net neįsivaizduoja, koks yra sunkus komiko kelias, koks yra sunkus komiko darbas. O tu patylėsi ar ne, ble?
Nes jis, žinai, kodėl aš pertraukiu, nes aš jį pertraukiu ir jis netėsi mintis ir... Tai man tas Kaileris, kodėl? Kodėl tu? Tai tu tęsk. Davai, aš nebazarinkit tą būdą ten, kol aš bazarinu, nes kai aš bazarinu, jūs nebazarinat. O kol tu mykčiau į kurvą, mykčiau? Tai todėl, kad man kurva... Arūnai, vatau. Nepataikė. Jis dabar supis. Žiūrėk, aš nusipirkau 2 bananus. Kaip tik, vienas bus Deividui Vizgardui, kitas bus Mindaugai Laskovai, na. Mindaugai, tau patinka bananas, Šigna? Skik jo, nes... Jo, patinka. Aš čia turiu miau, na. Aš saglosiu, kas su miau galim padaryti, na. Vat miau kaip nepatinka. Jo. Ypatingai gerklė. Tik neduok man atsigerit miau. Ne. Žinai, kas seniai. Ir nevežk manęs iki bajorų namo šiandien. Nepalauk, kol pasirodysi. Ir nevežk. Ir nenupirk čipsų. Ir pistacijų. O žinai, kas labiausiai nepatinka man? Stiprių rankų nugaros masažas. Draugai mano, blėt. Kolegos. Miau čia. Mane tai vadini, miau. Gerai, einam kitur, kur aš, blėt, tikrai nesusirivau, na. Kur aš baigiau. Kas geriausias, gerai, žiūrėkit, praėjusius kažna. Geriausias komikas Lietuvoje man yra Mantas Kaileris. Kodėl? Todėl, kad aš pasakysiu taip, kad jeigu jūs nuvažiuotumėte bet kurį miestą, mažesnį, didesnį, jeigu jūs paklaustumėte, kokie yra Lietuvoje komikai, būtinai bus įvardintas Mantas Kaileris. Tai, kad jis yra žinomiausias iš komikų Lietuvoje. Taip pat Mantas Kaileris yra praėjęs labai didelį kelią nuo pat savo pradžios iki dabarties, kad sukurtų tai, kad turi dabar pas save, ne? Dabar baigsi dar ne? Gerai, žiūrėkit, aš paskui papasakosiu, dabar supysiu gaidžius, na. Ateik čia dabar. Ne, Klaskovas, metik. Net nešlapus rankos. Praves manelį. Ir man garšva nori į bananą šikną sukišt. Tu nesina bananą. Praeikit, čia viskas. Aš skutu šikną. Ai, sorry. O lyg mano vėl. Atsakysiu iš klausimą. Paskui atsakysiu iš klausimą, kai nebus šitų 2 dundukų. Ir literaliai nebebus. Tu susvideris, kad atsakinėsi? Ai, na. Galim stensą garšo, vienas prieš vieną stensą karočią ir tada mušimės. Davai. Bet viskas yra. Tai susitės karočią. O dabar galim surežisuoti, kad aš tave smaugiu. Ne. Davai, garšo, davai. Ne. Ne. Padarom mes ten daug. Ne, kad tai. Nelyskit prie manęs. Garšai, pizda, garšai. Kas dabar kečiausias? Karpis. Rankas už nugarų. Ei. Ką čia davė? Ne, pirmą kartą jau. Šitoj situacijoje aš. Vėl kaip trečiadienį. Čia komiko nuomonė jokingiausias žmogus sėdi, realiai. Aš dabar galiu jokingiausias žmogus Lietuvoj palies. Kaip mums patiko pirmoji dalis? Ar antra dalis bus dar geresnė? Labai gerai. Pagaliau likom dviese, tai gerai, kas yra geriausias Lietuvos komikas? Tai gerai, tai kaip ir minėjau, pagal mane geriausias Lietuvos komikas yra Mantas Kaileris, todėl kad pasikartosiu vėlgi, kad jeigu nuvažiuosite bet kurį miestelį, miestuką arba miestą didesnį, mažesnį, tai jau jeigu paklausit pa žmonės, ar žinot kokius nors komikus Lietuvos, tai būtinai pasakys, kad tai yra Mantas Kaileris. Aš šitą galiu pasakyti jums šitą iš savo patirties ir kad pasiekti tokį lygį, kokis yra pasiekęs jis, tai reikia įdėti labai daug pastangų. Ir aš vertinau ne tik talentų, aš vertinau ir įdėtų darbą ir pastangom ir aš manau, kad Mantas Kaileris vertas yra būti laikomas geriausias komikas Lietuvoje. O jeigu imant ne iš humoro klubo, o iš jaunųjų? Iš jaunųjų? Emilis Jokubas jūs skaitėsi, ne jaunasis kartos. Emilis Jokubas, manau, vienas geresnių, nes žiūrint pagal jo populiarumą, pagal tai, kiek jis įdeda kontento, apskritai į socialinę, sakykim, mediją, iš to, kiek jis į turą yra pravažiavęs po Lietuvą, tai manyčiau, kad Emilis Jokubas. Ačiū labai, kad atėjo čia, Batulis čia, Kaifaro mikrofono vakaras. Ir iki kitų metų. Ate! Emilė, klausimas tau. Kas yra geriausias Lietuvos komikas? Aš. Emilis Jokubas, visi kiti absoliutus dugnas. Aš geriausias komikas. Kas čia per klausimas?
Jeigu atsiras geresnis komikas už mane, pranešiu. Ne, šiaip juokauju. Nežinau, Lietuvoje Mantas Katleris, aišku, Mantas Katleris. O jeigu ne iš humoro klubo, iš jaunosios kartos? Iš jaunosios kartos aš. Pana. Ką, aš Emilis sakė, žurnalistė, huienas gyvi, žiūri, gerai, buvo labai smagu. Viskas zaibys, viskas tikrai gerai. Aš labai patenkintas esu šią dieną. Smagu, kad net per tokius šalčius, per tokias pugas atėjo žmonės susirinko pasijuokti, o mes savo darbą padarėm ir juos pajuokinam. Kaip visada buvo ir tokių komikų, kuriem nelabai pasisekė, švelniai tariant, tiesiog piso į tylą, karočiui 5 minutės ar kiek, bet pasitaiko ir tokių kartų. Visi, absoliučiai visi komikai yra tokius turi pasirodymų turėję. Ir Katleris, ir Bartuševičius, ir Stonkus, ir tikriausiai Olegas, ir visi. Aš jeigu kas nors turi blogą pasirodymą, niekada stengiuosi nenurašyti. Jo labiau, kad man pačiam dar kartais pasitaiko, ką aš čia apsimetinėjau kažkokiu visažiniu. Bet smagu, faina matyti, kad ateina vis daugiau naujų žmonių. Šiandien buvo vaikinukas pirmą kartą lipo. Sekėt biški sunkiai, bet nieko čia tokio. Svarbiausia daryti ir su laiku bus geriau. Tai va, Open Mic'as eina į pabaigą, eisim dabar tvarkytis. Ir pasimatysim susitvarkę. Andropo. Na kągi, baigiam susitvarkiam, vlogas eina į pabaigą. Norėjau labai padėkoti visiems, kad žiūrėjote šitą video. Noriu paprašyti su vieno dalyko, jeigu galite, parašykit komentarą, kokį nors, bet kokį, kad tikrai jums šauna į galvą. Teigiamą, neigiamą. Jeigu nesugalvot komentarą, tiesiog numeskite emodžių. Labai padeda video ryšiui, padeda video engagementui. Ir ačiū labai visiems, kad žiūrit, ačiū, kas laikinat video, kas komentuojat, kas dalinatės, esu be galo jums dėkingas. Ir dabar norėčiau pakviesti savo bendražygius, jeigu galima, ateikit. Tai galit, ateikit Neidą. Ir aš pato padarysiu. Norėjau labai padėkoti jums, sakė, kad neapsikabinau Reneidos, tai apsikabinau šį kartą. Negaliu čia per daug gražiai nesu berniuku. Aš jos nekabinau, ten yra bernas. Su Bakūru, net nesu bernu, karočiui. Tai va, tai aš labai norėjau padėkoti jums šiandien. Aš labai, kokį palinkėjimą žmonėm ir varom namo. Gero sniego ir gero žiemos. Nesušalkit. Gero sniego ir jums. Davai. Breakdances, Wow. Čia Bambino, sorry, tavo papai story.